15 minučių gydytojai tiesiogiai iš centrinių rūmų. Dabar pakalbinsime būsimus Lietuvos gydytojus ir ne tik, ir dėstytojus, ir studentus šioje laidoje. Susipins įvairiausias myslės, keturgyslės, ko dar nematė mūsų studentų protas, jūsų dėstytojų akis ir gydytojų, negaliu patikėti. Tai mes norėtume šiandien pakalbinti mūsų centrinių rūmų rūbininkę Violetą. Labą dieną, ponia Violeta. Mes norėtume paklausti, kokia nuomonė jūsų yra apie medicinos studentus? Ar jie meluoja dažnai paskaitas, ar jie turi pakabas ant savo striukių, ar jie būna tai tokie netvarkingi atėję su suplyšusiam ir apdriskusiam striukiam? Ne, šiaip geri studentai mandagus sveikinasi ir dažniausiai turi kabliukus jau vienas kitas, tai bent jau iš karto nutrūksta. Gal pasitaikė nemalonių situacijų darbe? Manau, kad ne. Bent jau kol dirbu, jokių nebuvo. Gal koks studentas meilę jums prisipažino? Ne. Ką jūs juokaujat? Žinot, gyvenimas kaip ir meilė, nežinai, kas daros. Dar norėtume paklausti, gal galėtume ką nors palinkėti mūsų medicinos studentams, kurie greit bus gydytojai. Net nežinau, gerai baigti mokslus. Ką žinau, gerai egzaminus išlaikyti. Ir didelės sėkmės iš tikrųjų ištvermės. Ačiū jums labai. Čia buvo Violeta ir be 5 minučių gydytojai. Be 5 minučių gydytojai vėl sugrįžo į biblioteką ir šį kartą pasikalbės su bibliotekos direktore ir tars žodį bibliotekos direktorė. Taip, ką man paliks? Jūsų nuomonė apie gydytojus? Apie mūsų studentus tikrai mes turim labai gerą nuomonę dėl to, kad labai yra sąmoningi, motyvuoti, kultūringi, mandagus ir labai žingeidus. Mes visą laiką džiaugiamės, kad pas mus biblioteka pilna, kad jūs jaučiatės pas mus taip kaip namuose, mes iš tikrųjų to ir stengiamės, kad biblioteka taptų antraisiais jūsų namais, stengiamės pirkti knygas, duomenų bazės, mokyti, tai visada džiaugiamės, kada kreipiatės į mus pagalbos ir tikrai linkiu jums išlaikyti tas savybės ir būti gerais daktarais. Ar galėtumėt ką nors palinkėti mūsų mediumo šventei, kuri artėja vasario 14 dieną? Taip, žinoma, norėčiau palinkėti sėkmės moksluose, kūrybai, būti gražiais, aktyviais, pasiekti savo tikslų gyvenime ir būti sąžiningais, gerais gydytojais, kas svarbiausia, sąžiningais. Ačiū labai už interviu, palinkėsime geros dienos, bibliotekos direktorė. Čia buvo be 5 minučių gydytojai. Ačiū. Ačiū. Bėga, tad mes einam dabar, turbūt bandysim nueiti į katedrą histologijos, jeigu mus ten priims, žinokit, nes jie sakė labai užsiėmę, tipo negali komentuoti kai kurių situacijų, žinot, kaip ten būna darbe. Tad einame. Neatsimenu, iš tikrųjų, kaip ateina į katedrą, ne? Ateina ryte. Ir nežino, kad reikia pasakyti labas rytas. Elementariausias dalykas. Ar čia yra sunku? Aš, pavyzdžiui, savo... bet kad visi. Jeigu ateina 10 žmonių ir iš 10 žmonių vienas gali tik pasakyti labas rytas, aš nežinau. Pavyzdžiui, ar čia toks... I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking... Be 5 minučių gydytojai pakalbins bibliotekos valgyklos vadovę ir jai užduos porą klausimų apie studentus, apie studentų gyvenimą valgykloje ir turbūt būtų pirmas klausimas, ką jinai mano apie mūsų medicinos studentus. Labą dieną. Nežinau. Aš nežinau, iš tikrųjų, palaukit, tai klausimas, tai ką aš manau, nieko nemanau. Ar jie dažnai apsilanko kavinėje, ar jie valgo, ar pagrinde būna ateina vyresnio amžiaus žmonės, dėstytojai ir studentai į jūsų valgyklą? Pagrinde tai ateina studentai ir šiaip valgo dažniausiai vištienos kepsnius. O šiaip, ar triukšmauja, ar nusineša lėkštes jie dažnai? Taip, nusineša retsykiais ir palieka, aišku, bet triukšmas būna didelis, bet nieko.
Ar nepervargsta darbe, vis tiek su studentais, net ir dėstytojai patys stipriausiai dažnai pervargsta, sako, nori atostogų. Kaip jums būna? Kaip kurią dieną, bet čia viskas gerai. Geri studentai. Ką palinkėtumėt būsimiesiams gydytojams, dabartiniam medicinos studentam? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up.